Sveiki visi, šiandieną dar sveikiname su jumis vasarą, dar iš tikrųjų labai gražus oras, šiandien ne taip karšta. Na ir aišku, mūsų smegenys dar nori atostogauti, bet neužilgo yra rugsėjis, na tai labai aktualu yra tėvams, kurie augina mokyklinio amžiaus vaikus. Na ir prasidės mokslo žinių metas, man tai yra labai aktualu, nes taip pat turiu du sūnus ir vienas bus penktokas, nauji iššūkiai, nauja adaptacija, naujos žinios ir reikės kantrybės, ir reikės išmonės ir išminties ir truputėlį padirbėti, ar ne, su naujais dalykais. Na ir noriu pasidalinti vienu For Life Transfer Factor produktu Recolu, kuris man visą laiką gelbėja su vaikais įsivažiuoti į tą ritmą, į tą naujų žinių bagažą ir tiek vaikai, tiek aš jį naudojame ir jau nuo rugpjūčio vidurio. Šitas produktas yra sukombinuotas mokslininkų ir gydytojų taip, kad patenkintų mūsų būtent smegenų darbo gerėjimą ir ypatingai šiais laikais šiame informacinėme amžiuje, kai nuolatos informacijos nemažėja, o tik tai jinai didėja, šaltinių informacinių mokymosi tik tai didėja, informacinė bazė, kompiuterinė apdorojimas, viskas didėja, naujai vėl reikia išmokti, platformos naujos būna, na ir ne visą laiką mūsų smegenys taip greitai prisitaiko, kai dar belekiek informacijos yra aplinkui. Na, For Life Recolo produktas yra tokių iš 4 blokų. Iš 4 blokų tai yra mineralai, aminorūgštis, augalai, ajurvediniai ir aišku transfer faktorius. Na, yra aminorūgštis net 4 aminorūgštis, kurios yra labai svarbios mūsų smegenims, mūsų smegenų neuronams gamintis. Nes didžiausias smegenų žudikas vienas iš tokių tai yra stresas. Neuronai žūsta labai greitai streso poveikyje ir po to, kai mes pervargstame nuolatos streso poveikį, nauja informacija, ateis tamsesnis periodas ir neuronai žuvo, o regeneracija nėra tokia greita. Ir tos 4 aminorūgštys, cholinas, glutaminas, tirozinas ir cisteinas, jos yra sukombinuotos taip, kad patenkinti būtent smegenų geros atminties, gero pažinimo būtent poreikį. Taip, ir dar tokiu būdu apsaugoti mūsų smegenis nuo radiacijos, nuo toksiško poveikio aplinkos. Ypatingai kalba eina ir apie elektromagnetinės bangas. Mes dabar gyvenam elektromagnetinių bangų smogę. Nuolatos jau leliukai yra atnešami į elektromagnetinių bangų smogą. 5G internetas iš kairės ir į dešinės. Smegenys yra riebalinis vandeninis darinys. Šitos bangos yra smegenys yra labai jautrios šitoms bangoms ir tikrai daug pažeidimų ir irimo procesų tokių lėtinių formuojas, tada atsiranda irzlumas, dirglumas, sunku susikaupti dėmesio, koncentruoti, pervargstame, nieko nebenorime ir daugelis tokių, depresinių situacijų atsiranda. Būtent Recolas sukurtas, kad gerėtų ta visa kombinacija sukurta, kad gerintų ilgai, trumpai atminčiai, padėtų būtent tarp neuroniniams ryšiams formuotis. Tai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso, kaip greitai susiformuoja tarp neuroniniai ryšiai, priklauso mūsų gebėjimas koordinuoti. Mūsų tas vadinamas pažinimo ir reakcijos greitis. Prisitaikyti prie naujos informacijos, prisitaikyti prie aplinkos, reaguoti į kažkokią informaciją, kažkokį veiksmą. Tai yra be galo svarbu. Ir būtent šita visa sudėtis yra taip sukurta, kad pagerinti dėmesingumą, koncentraciją. Tai yra labai svarbu ir vaikams, kurie sunkiai mokinasi, kurie yra galbūt turintys įvairiausių atsilikimų, galbūt autistai, turintys įvairiausių dėmesio sutrikimų, kuriems yra sunku mokintis naują informaciją. Ir iš tikrųjų su mano ilgametė patirtim šito produktų prie vaikučiams, tai yra super dalykas, greitėja tas procesas, vaikai greičiau pradeda orientuotis, greičiau priimti informaciją, naują informaciją, kažką naujo išmoksta, tai yra jų vystymasis pagerėja, protinis, emocinis, sumažėja nervingumas ir jie greičiau įsimena, adaptuojasi. Na ir viena iš tokių ajurvedinių augalų yra brahmi, tai yra eliksyras arba vadinamas tonikas Indijoje, smegenų tonikas ir jį dažnai naudoja ir senovėje, ir dabar įvairiausiose preparatuose. Ir jisai ir mikrocirkuliacijai pagerina, ir suderina kairiai ir dešiniai
pusrutulį, skatina smegenų ląstelių atsinaujinimą, mikrocirkuliaciją, kad smegenys regeneruotųsi nuolatos, stiprina protinį ištvermingumą, kam reikia ilgiau įsiminti daug informacijos ir ilgai būti tame informacinėme kažkokiame krūvyje, ilgą laiką patirti tą informacinį krūvį, tai yra vadinamas tas ištvermingumas, ar ne? Ir šitą produktą gali naudoti ir vaikai, mokinukai, netgi darželinukai, jeigu yra spec poreikių kažkokių, ir studentai, ir moksleiviai, ir dėstytojai, profesoriai, mokytojai, visi tie, kurie sugrįš iš atostogų pristaikyti prie darbo sąlygų, galbūt jūs mokotės, gal kursus lankot, o gal kažką nori dėl savęs išmokti. O šiaip ir kiekvienam tėveliui, kuriam bus iššūkiai, kur rugsėjais daug rūpesčių su vaikais, galbūt kažkam pirmokai bus, o galbūt kažkam kiti rūpesčiai ir susigaudyti tarp šeimos darbų reikalų tikrai būna, ypatingai mamoms, didelis iššūkis, didelis krūvis. Ir mes pervargstam, išvargstam, niurzglumas atsiranda, o taip pat ruduo dar ateina, tamsusis periodas, trūksta šviesos, mažiau gaminsis serotoninas, dopaminas, laimės hormonai ir pasitenkinimo, ir mes natūraliai būsime dar irzlesni, greičiau pavargsime. Tai va, jeigu mes kombinuosime Rekolą su Reflection, toks tai dar produktas yra mokslininkų sukurtas, jisai padeda Reflection subalansuoti serotonino ir dopamino santykį, kad jie virstų neurotransmiteriais, padeda gamintis beta bangoms smegenyse. Tokiu būdu tai yra nusiraminimo bangos, taip, kurios ypatingai vakare vyksta, kai mes norime užmigti. Tai štai Reflection skatina šitokių bangų sklidimą, bangų atsiradimą mūsų smegenyse ir padeda užmigti, padeda nusiraminti, nuimti tą dirglumą, irzlumą, tokį visą laiką įtempimą. Tai va, vienas maitina smegenis, atstato visus mechanizmus, o kitas padeda tartum kaip ta graži lazdelė dar ir laimės ir pasitenkinimo hormonų subalansuoti. Kelios kapsulės per dieną galima padidinti ir poreikį, ir iš tikrųjų mūsų organizmui yra žymiai lengviau ir kiekvienam pasitikti tos iššūkius, ką mes susitiksime rudenį, ir aišku, sudėtyje yra transfer faktorius, todėl jūs apmokinsite jau savo imuninę sistemą kovoti su organizmo priešais, kurie ateina ir rudenį vis intensyviau į mūsų gyvenimus, kai bus uždaros patalpos. Taip, ir šitas duetas, Twix duetas, didelis ir mažas, mums taps didžiulė pagalba artėjant tamsiam periodui, mokymosi procesui, išgyventi, būti pajėgus, protiškai, fiziškai aktyvus, meilėje, santarvėje ir sėkmėje išgyventi. Tikrai suteiksime konsultaciją kiekvienam, kuriam reikalinga šita konsultacija, visada su jumis. Iki naujų susitikimų.